Esame Rokiškio rajone, mūsų projekto ūkyje partnerėje Elizenbergo ūkis. Įgyvendinam vieną iš agromiškininkystės projekto tokių praktinių dalių – energetinės plantacijos įveisimas. Tai pagrindinis tikslas čia yra šitų laukų suskaidimas medžių juostam, tokiu būdu formuojant savitą mikroklimatą, šiek tiek geresnį mikroklimatą, mažiau vėjuotą, iš greta esančių dirbamų laukų. Drėgmė sunkiau pasišalins, didesnis bus drėgmės rezervas vasaros metu. Ir atitinkamai iš šito ploto mes gausim produkciją. Tie sodmenys sėkmingai prigijus po 6 metų jau duos, sakykime, nemažą kiekį biologinės produkcijos, biomasės, kurią bus galima panaudoti, jeigu po 6 metų tai biokurui, o po ilgesnio laikotarpio gali būti ir kitoks sortimentas būti. Nutarėme išbandyti šią agrarinės miškininkystės rūšį, siekdami šiek tiek efektyviau išnaudoti turimus plotus. Kaip matote, sodinamo vietoje yra durpingas augmenijos sluoksnis, pakankamai daug akmenų, dėl to ganėtinai sudėtinga vykdyti tradicinę žemės ūkio veiklą. Sąlygos šitame lauke, kaip ir taisyklė, agromiškininkystės priemonių lokalizavimo pagrindiniai principai sako, pasirinkti mažiausiai žemės ūkiui palankę teritoriją, kad nebūtų nuostolis žemės ūkiui, žemės ūkio tradiciniai veiklai. Tai čia yra durpė, kuri varijuoja nuo seklios iki gilios momentais, kai kur 700 cm gylyje yra moreninis pagrindas, sąlygos maistingos, bet tuo pačiu ir perteklinės drėgmės yra nemažai. Suplanuota šiame plote pasodinta apie 1400 sodmenų, hibridinių tuopų, 4 skirtingi klonai. Ir jie sodinami bus nuo griovio melioracijos pradedant einant lauko link, tam, kad pagauti visą tą hidroterminių sąlygų spektrą. Nusprendėme įveisti apie poros hektarų plantaciją, kurią tikimės kažkaip efektyviai išnaudoti komerciniais tikslais ir galbūt taip prisidės ir prie biogenų patekimo į paviršinius vandenius stabdymo. Tai toks ir priėjimas prie to projekto buvo. Tai šiandieną vyksta medelių sodinimas Čedasų dvarvietės ir Čedaso ežero ornitologinio draustinio prieigose. Dvarvietė senais laikais buvo ūkinio tipo pagrinde, buvo laikomi pieniniai galvijai. Šioje vietoje mes taikome kitą agromiškininkystės priemonių tipą, tai yra medžių juostų įveisimas. Medžių juostos jos paprastai įveisiamos ne vidury kadastrinio sklypo, bet sklypo pakraštyje, paribiuose tarp žemės naudmenų skirtingų arba šalia kelio. Tai čia šiuo atveju mes turime kažkur apie 900 metrų lauko perimetro, kuris ribojasi su vieškeliu ir vietinės svarbos keliu. Įveisiamos juostos plotis yra apie 9 metrai, tai yra 2 eilės medžių, sodinamos kombinuotai prasilenkiant ir, sakykime, apatinę lajos dalį paįvairinant krūmais. Tai čia vienpiestė gudobelė ir kadagys arba šermukšnis, priklausomai nuo, sakykime, ekspozicijos. Be abejo, sodinant atsižvelgiama, parenkant augalus atsižvelgiam į dirvos pobūdį, į, sakykime, šlaito ekspoziciją saulės atžvilgių ir išlaikant visus kelios apsaugos zonų atstumus. Tikėtina, kad šitas darinys ateityje apsaugos ir nuo vėjo šitą laukų masyvą, taip pat vidiniai dalyje formuos šiek tiek ramesnės sąlygas, kur drėgmės dirvožemį daugiau išsilaikys
Ir be abejonės ta juostinė tarnaus kaip židinys, kaip biologinė įvairovė. Ir ornitochoriniai krūmai, paukščių mėgstančios vietos ir lizdavietės gali būti. Ir be abejonės tai yra ilgaamžis darinys, formuojamas bent jau šimtmečių į priekį. Efektas tikimas bent jau po 10 metų tikrai turėtų būti. Iš tų pagrindinių medžių tai mes galvom liepos sodinamos vienoje atkarpoje, kitoje atkarpoje žolų alėja, aišku, didesniais atstumais sodinama. O trečia atkarpa, kur atgręžta į saulę, eina pušų 2 eilės, atitinkamai ir krūmų augalai derinami prie jų. Ta teritorija ir erdvė yra pakankamai unikali ir kažkiek įdomi, nes dvarvietė ribojasi, galima sakyti, net persipina su Čadoso ežero ornitologiniu draustiniu. Sodinant medelius norime suformuoti tarsi buferinę zoną Čadoso ežero ir tuo pat metu padaryti tarsi integraciją tas dvarvietės, jos buvusių, sakykime, elementų. Tai tikimės tokiu būdu šiek tiek įprasminsim ir kažkiek šią istorinę vietą kaip pastatų ansamblį. Tuo pat metu kažkiek prisidėsime ir prie gamtinės įvairovės padidinimo, prie tokio draugiško, sakykime, integracijos to urbanistinio komplekso įsiliejimo į gamtos elementą.